Labas rytas iš tikro austriško kaimo pavadinimu Obertilach, kuris yra jau visai Austrijos pietuose, prie pat sienos su Italija. Ir tai yra tikras austriškas kaimelis, kaip sakyti, su visais pričindalais. Čia ir fermos, ir puikus gražuoliai mediniai pastatai. Na ir čia panašu, kad dalis yra viešbučių, kuriuose apsistoja slidininkai ir, kaip vėliau išsiaiškino, sportininkai biatlonininkai. Na, taip kad čia dar sezonas neprasidės, bet aš įsivaizduoju, kad žiemos sezono metu čia pakankamai yra daug žmonių, turistų ir judesio. Tai va, miestelis toks visai nedidukas ir vakar aš jį atsibeldžiau jau beveik prieš pat sutemstant. Gavau puikų kambarį su visais apartamentais, su visa virtuvė, žodžiu, nu, čia tikrai matosi, kad turistam padaryta, kad būtų jau kur komfortiška slidinėti ir sportuoti. Tai va, o vakar diena prasidėjo Zalcburge, kempinge, žinoma, po lietaus, tai kažkaip apsidžiovinau minimaliai tą palapinę, kažkaip aš ją čia nusišluoščiau, susipakau šiaip ne taip, nu ir išvažiavau į kelią. Pirmiausiai tai nuvažiavau prie pat Zalcburgo, yra toksai Schloss Hepburn, berods, jeigu teisingai atsimenu pavadinimą, labai gražus dvaras su parku ir tame parke buvo taip pat jų ten įžymybė vietinė, tai yra vadinami fontanai išdykėliai, trick fountains. Tai tikrai faina atrakcija, tai yra 400 metų senumo instaliacija iš vandens instaliacija, tokie antikos motyvais padaryti fontanėliai įvairūs, su visokiais pasakų motyvais ir vandeniu varomi maži teatriukai, nu ir ten visa pasaka istorija tikrai. Būsit Zalcburge, tai Zalcburgo pilis ir tą dvarą tikrai reikia aplankyti, tikrai verta. Va, nu ką, ir tada iš Zalcburgo navigacija tiesiai į Großglocknerį, į nacionalinį parką. Nu ir ten jau tikrai nepasigailėjau, ten buvo tikras wow. Iš tikrųjų, įvažiavimas į tą nacionalinį parką mokamas, motociklų 28 eurai, mašinai berods 35, nu ir ten be visą gerą pusdienį, aš tenais į kalnais į viršų, vaizdai, nu, fantastika. Serpantinai, posūkiai, visur padaryti sustojimai, visur padaryti saugiai aplenkti, visur padaryta daug aptarnaujančių visokio personalo važinėja. Nu ir toksai, iš tikrųjų matosi, kad ten klubais susirinkę, reiškia, tai kokie Porsche, ta kolona visa važiuoja, tai kokie Mercedesai sportiniai, tai kokie Mustangai mačiau, reiškia, irgi varė visą koloną. Nu tai ten tikrai matosi, kad chebra atvažiuoja pasilinksminti, gražiai praleisti laiką. Motociklų jau nekalbu kiek, visokių ir visokiausių, didelių ir mažų. Na ir ten, wow, aukštyn žemyn, zuja pirmyn atgal, jie iki pat viršukalnės. Pačioje viršukalniai 2,5 km užvažiavus, na ten jau temperatūra +9 laipsnių buvo. Tai bet ten padarytos vėlgi aikštelės, sustot, pastovėti, pasižiūrėti, pasifotografuoti. Matosi ten grupės ir po tokie kaip aš vienišiai atvažiuoju ir grupės ten po 14 motociklų atlekia. Nu ir toks visas judesėlis tikrai, wow, sakiau, reikės dar kažkada gal ar su grupe, ar kažkaip kitaip atvažiuoti, tikrai įspūdinga. Tai va, tada buvau užsisakęs viešbutį, va čia šitam kaimelį, net neįsivaizdavau maždaug, pagal bookingą bedžiau, ką radau pagal kainą priimtino, tai ir maždaug, kad būtų man pagal kryptį, tai leidausi į pietinę pusę nuo Großglocknerio, dar ten užsukau kažkur netyčia, ne į tą posūkį, tai dar ten nusukau kažkokius, tai nuvingiavau iki užtvankos. Tokią nuotrauką gražią padariau, labai tenais, tai iš tikrųjų, wow, įspūdingai. Mano viešbutį įsičekinimas buvo 8 val. Vakaro, tai turėjau skambinti, nes mačiau, kad nespėsiu grįžti. Tai paskambinau čia į viešbutuką, pasakiau, kad vėluosiu. Sakė, jokių problemų, palauksim. Na, kitas posas, tai mano rūbai baiginės, jau čia ne taip 5 dienos kelionė, prisikopė maišas nešvarių rūbų. Tai aš čia su savo tas stebuklinga kelionė skalbėjau mašinėlę, skalbėjau maišu tiksliau. Viską gražiai išsiskalbėjau, pasidžioviau čia džiovykloje, nu ir turėjau, aišku, proto išnešti tą džiovyklę į lauką.
o laukia čia +10 viso labo buvo naktį. Tai ką jūs manot, spėkit, ar čia kas nors išdžiūvom. Tai va, tai ta visa džiovykla, aišku, visas stovi šlapia, bet man pasisekė tai, kad čia registratūrai paklausiu, sako, jo, mes turim džiovinimo aparatą pačioj džiovyklę, tai va, 2 eurus ten įmetė į automatą, nusinešiau, tai va, po 8 valandų, manau, kad bus viskas išdžiūvę. Tai va, jo, šiandien, va, palauksiu, kol išdžiūs mano rūbai, papusryčiausiu, pasivaikščiosiu čia turbūt apylinkės apsižiūrėsiu, nes čia tikrai žiauriai gražu. Ir šausiu link Como ežero Italijoje. Dabar važiuosiu į Bolzaną ir vėlgi tokiu gražiu Alpių keliu, nesustojant 360 km šiandien man keliai. Tai manau, kad vėl iki pavakarės aš ten nusigausiu. Per daug nepervargdamas, jau šiandien jokių sustojimų nenusimato, bet ką aš šneku savo, visada jų nusimato, visada jų bus. Ir visada bus ką pasižiūrėti ir ko jums pasidalinti. Tai va, jau šiandien ilgas video gavosi, bet kadangi sekmadienis, tai nepadingėsite ir pasižiūrėti. Gerai, tai ačiū visiems stebintiems, ačiū visiems už moralinį palaikymą, už komentarus, o aš einu pakuotis, pusryčiaut ir po truputėlį judėsiu. Iki.